Gerbiamas kolega, aš galvojau, kad jūs tikrai pataisysit, bet realiai nieko gero iš čia nepataisėt. Bet tik jūs man tai pasakyti vieną dalyką, jūs suprantat, kas bus po šios rezoliucijos patvirtinimo, tai mes santykius dar labiau sugadinsim. Naujų rinkimų neįvyks, liks tas, kas yra dabar parlamente, ateis kitas prezidentas ir kaip mes tada dirbsim su Sakartvelu. Bet aš noriu jūsų techninio klausimo paklausti. Jūs į rezoliuciją rašė, jie negalės stoti Europos Sąjungą, nes yra įstatymas dėl šeimos vertybių nepilnamečio apsaugos. Toks pat įstatymas yra Lietuvoje ir galioja daug metų. Dobrovolska norėjo jį pakeisti, bet net konservatoriai tam nepritarė, kad ta apsauga būtų nuimta nuo nepilnamečių. O mes dabar sakome, kad Kartvelai savo nepilnamečių negali ginti nuo neigiamos informacijos, nors Lietuva gali. Tai aš sakyčiau, tai yra pasityčiumas iš Kartvelų tautos, neleisti ginti nepilnamečių. Tai kodėl tokie punktai sugadina visą šią rezoliuciją? Aš norėčiau pažymėti, kad mes turbūt kiekvienas savaip skaitome ir kiekvienas savaip interpretuojame. Jūs cituojate tą dalį, kuriame rašome, kad Lietuvos Respublikos Seimas, remdamasis, atsižvelgdamas, ir kur mes minim, kad ES sutarties 2 straipsnį ir mes tiesiog išvardinam tos sutarties nuostatus. Ir jokio auklėjimo, kaip jūs sakot, jokio pamokymo nėra. Yra. Dėl to negali stoti. Dėl to negali stoti. Toliau klausė Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Gerbiamas komiteto pirmininkė, nereikia bijoti sugadinti santykius su šita Sakartvelo valdžia, kuri remiasi rusiškais pinigais ir antieuropietiškais lozungais. Tai Valius Ąžuolas, jeigu nori, jis gali palaikyti. Giminystės atrastum tarp Binzinos Ivanišvilio ir Ramūno Karbauskio pagal kapitalo kilmę ir taip toliau. Gal dėl to bijo gadinti santykius. Aš tai nebijočiau. Mano klausimas labai konkretus. Kas yra pakeista lyginant su užvakar svarstyta rezoliucija? Ir čia aš dar pridėčiau, jeigu tą rezoliuciją pripažinome neteisėtai svarstytą, tai tada aš sutinku, ką prieš tai replikavau, kad šiandien reikia išbraukti. Aš traktavimo klausimą tik kėliau. Tai klausimas buvo dėl galimų buvusių pakeitimų. Ačiū labai, gerbiamas kolega. Pirminiam rezoliucijos projekte buvo 3 puslapis, kad primindamas protestai prasidėjo dėl rinkimų klastojimo. Iš tikrųjų, banga protestų pakilo po to, kai ministras pirmininkas pareiškė, kad sustabdo eurointegracijos siekius. Dėl to tekste pridedame, kad primindamas, kad Tbilisyje prasidėjo protestai dėl rinkimų klastojimo, pridedame ir Sakartvelo eurointegracinių siekio sustabdymo. Pridedame taip. Toliau, kadangi buvo jau ir aną kartą, kad mes, raginame tiesiogiai ir galbūt kaip valstybė viena kišamės į Sakartvelo reikalus, dėl to 4 puslapyje, kur rašome konstatuoja, mes neberašome, kad, kuo skubiau siūlome surengti naujus parlamento rinkimus. Vietoj to mes rašome, kad palaikome Europos parlamento raginimą Sakartvele surengti naujus parlamento rinkimus. Netiesmukiškai patys palaikome Europos Sąjungos raginimą. Taip pat mes, griežtai smerkia bei opozicijos lyderių gąsdinimą. Tuo metu nebuvo, mes tiesiog išbraukėme, kadangi mes turim faktų, kad yra gąsdinama ir persekiojama pilietiniai visuomeniai ir žiniasklaidos atstovai. Toliau 4 lape, kur buvo ragina Europos parlamentą, vyriausybių narių nacionalinius parlamentus, mes išbraukėm, kadangi iš tikrųjų patys savęs negalime pareigoti, išbraukėme taip pat naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Seimą ir būsimą Respublikos vyriausybę. Čia turbūt buvo tokio likusio redakcinio pobūdžio, kad mes ir taip savo rezoliuciją jau raginam Seimą, o manom, kad vyriausybė yra nedaloma mūsų valstybės dalis ir veikiame kartu. Na ir paskutinė, pastraipa yra pabrėžia 2 nuo galo dėl vizų liberalizavimo. Mes, darom šiek tiek tokią išlygą, mes rašome, kad peržiūrėti Sakartvelo bevizio režimo statusą ir galimai tokį režimą sustabdyti,
mes pridedame, jei ir toliau nebus laikomasi ES demokratinio valdymo ir laisvės standartų. Nes piliečiai yra nekalti, jeigu mes sustabdom vizų režimą. Jeigu nebus laikomasi. Ačiū.